Ketvirta dalis. Prieš darbinantis taip pat nuspręskite, kokiu pobūdžiu jūs norite dirbti – ratais ar kadencijomis. Na dabar pasakysiu, kuo tas skiriasi. Aišku, apie kadencijas aš ten labai plačiai įsiplėsti negaliu, nes aš jomis esu nedirbusi, tai taip plius minus taip žinau ir galiu įsivaizduoti, bet labiau pakalbėsiu apie darbą ratais. Kažkodėl visi labiau veržiasi dirbti darbų ratais. Na taip, darbas ratais, ratais tai yra, kai yra trumpas reizas, pavyzdžiui, 3-5 dienos, o kadencija tai jau taip 2, 3, 4, net ir 6 savaitės ir tada kokie 1 arba 2 savaitės sėdi namuose. Tai visi dažniausiai, kažkodėl tai Lietuvoje dažniausiai dirbama ratais ir labai kažkodėl tai visi veržiasi dirbti ratais. Nors iš tikrųjų darbas ratais yra pats sunkiausias ir labiausiai varginantis, nes daugiausiai galvoja visi, kad darbas ratais, tai tu grįši namo, kaip sakant, būsi namuose. Bet iš tikrųjų, dirbant ratais, tu namų iš vis nebematai praktiškai. Aš, pavyzdžiui, irgi į namus grįžti, kaip į viešbutį. Permėgi, susimokė 20 eurų už kelionę, nes kuras tiek kainuoja man atvažiuoti. Permėgi, pamatai duris, permėgi ir vėl išvažiuoja. Tai ar čia namų matymas? Čia tai psichologiškai lengviau, kad tu tą savaitę grįžti. Bet iš esmės tų namų nematai. Ten, kad žada 1-2 dienos, čia tas 1-2 dienos, patikėkite, čia nieko nereiškia. Čia daug dievė bus 1,5 dienos, kad ten 2-3 dienos išpūtų iš vilnių, čia iš vis jau retas dalykas. Na ir dažniausiai tai būna savaitgaliai, kai jau nieks nebedirba, jokios įstaigos, reikalų nesusitvarkysite. Ir ratais dar yra didžiausias minusas, kad tu nieko negali susiplanuoti į priekį. Praktiškai net 3 dienom į priekį negali susiplanuoti, nes net jeigu tu gauni savaitę išeiginių, tu negali būti tikras, kad tau nepaskambins ir nepasakys, dabar nuvažiuok į Latviją, dabar kur nors į Vilnių, ar galų gali ir reisą atras. Tu toks esi visą laiką, kaip sakant, prikabintas. Net jeigu tu ten gali susiplanuoti, sakyti, aš tada nedirbsiu, bet jeigu jiems bus koks ČP, nėra kam važiuoti, ir tave vis tiek vers važiuoti, ir tavo visi planai sugrius. Plius, atsiminkite, taip, galite tenai 3 savaitės dirbti, savaitę ten išeiginę, bet tai vis tiek nebus reguliariai, tai taip va. Ir plius, atsiminkite, jeigu jūs taip dirbsite, jūs nieko neuždirbsite. Nes tą, ką jie žada, kad ten, čia kažkaip pavyzdį, tik paimam pinigus, 1500 pavyzdžiui, šitie gauti, tai nežinau, čia aš tik nesu, 1500, kad gauti į mėnesį, atrodys, čia žinai, jūs turėsit varyti visą mėnesį non-stop. Ir jeigu jūs tik tai savaitę pasidarot išeiginių, jeigu jūs nedirbate to viso mėnesio, tai 3 savaitės, tai jūs praktiškai dirbate už Maksimos kasininkės algą. Tai pagalvokite, jums apsimoka toks darbas. O varyti taip non-stopu, jau po 3 savaičių jau būna sunku. Tai įsivaizduokit, kiek jūs ilgai tempsite. 3 mėnesius, po 3 mėnesių pradės važiuoti stogas. Ir tai dar žiūrint, kur važiuot, kur važiuosit ir panašiai. Čia dar labai priklauso dar nuo pobūdžio. Todėl įvertinkite. Darbo ratais dažniausiai, aišku, į tie ekspresai visokie reikia žiūrėti ir klausti, kai darbinatės dar, ar, kaip sakant, yra darbas, ar reikia dirbti po vietą. Ir iš karto, iš pat pradžių pareikšti tvirtai, kad jūs nedirbate po vietą, jeigu, aišku, to nenorite. Jeigu ten norite, tai aišku, jeigu, pavyzdžiui, vietoj gyvenate, tai jums gal apsimoka tenai padirbėti, nes man, pavyzdžiui, po vietą dirbti neapsimoka. Man kainuoja į darbą atvažiuoti brangiau, negu jie man sumoka. Nebent tai kokią Latviją išvažiuoti. Bet tai jūs iškart, jeigu nenorite po vietą dirbti, prarasti poilsio, jūs iškart tvirtai pareikšite, kad po vietą aš niekur nedirbsiu ir taškas. Nes paskui, žinokit, jeigu jūs nusileisite, bus labai sunku atsikratyti jais. Jūs vis tiek vers ir viskas. Tai, kaip sakant, tą išsiaiškinkite. Aišku, dažniausiai visi žada, kad čia po vietą nereikės, ten kažką. Bet tai, žinot, čia, kai darbinatės, jie daug ko prižada. Bet kai paskui paaiškėja, kad pamažu tas visai pažadai ištirpsta ir lieka visai kas kita. O nieko nebepareikšinės, už durų daug laukiančių nepatinka. Mesgi tas neverčiam dirbti ir išeik, ir ką. Todėl, galvokite, ar norite kadencijomis, ar ratais, aš labiau rekomenduočiau kadencijomis. Gal kadencijomis tik tai sunkiau, kad reikės jau galvoti, kur rūbus skalbtis, ieškotis, toks psichologiškai sunkiau. Tai kad fiziškai lengviau, nes, nebent ant tave labai irgi vaikis. Ir atsiminkite, kurie nori labiau paturistauti,
kažką pamatyti, kažkur pasivaikščioti, pamatyti tokia labiau negu parkingus daugiau, irgi rinkitės labiau kadencijas. Atsiminkit visus tos filmukus, video, kuriuos matote. Jie, kur tenai sportuoja, daro kepsnius, kepa, ten turistauja. Jie visi dirba kadencijomis. Visi dirba kadencijomis. Niekas tas, kas dirba ratais, ten tokiais neužsiema. Aš per kai čia sako visi, oi, aš ten sportuoju, aš ten tą darau. Aš 8 metus jau dirbu. Gyvenu parkinguose praktiškai. Per visus tos 8 metus aš nemačiau nei vieno sportuojančio, nei vieno ten kažkur vaikščiojančio, net ir kepsnių tenai nemačiau kepančių. Tik tai, nes aš dirbu ratais ir aš būnu tik tai darbo dienomis. O ten visas veiksmas prasideda savaitgalį. Todėl ir jeigu norite, kad kažkokio tai veiksmo, jūs turėsite dirbti kadencijomis, kad turėtumėte išeiginės ten toj vietoj. Nes dirbdami ratais jūs būsite per daug pavargę, kad kažką ten dar užsiimti jums. Ir toks bus pastovus toks nuovargis kažkoks tai. Nes jūs norėsite ir namo grįžus, jūs norėsite tik tai atsimiegoti, o ne ten kažką tai dar veikti, ten tose namuose kažką daryti. Todėl gerai įvertinkite dar pobūdį darbo, ar norite dirbti ratais ar kadencijomis.